Taigi šešta užduotis mūsų prašė apskaičiuoti lygiakraščio trikampio plotą, kai to trikampio kraštinės ilgis yra lygus 4. Taigi, galbūt paprasčiausias būdas, kaip reikėjo išspręsti šitą uždavinį, tai tiesiog pasinaudoti formulę, jog jeigu lygiakraščio trikampio kraštinė yra lygi a, tai jo plotas yra lygus a kvadratu šaknis iš 3 padalinta iš 4. Tai vietoj a tiesiog įsistatome 4, 4 pakeliame kvadratu, gauname 16, tuomet 16 padalinta iš 4 yra 4, vadinasi, atsakymas yra 4 šaknys iš 3.